Yra investicijų, kurios nieko nekainuoja, o atsiperka dešimtimis kartų. Netikit? Įrodysim. Pernai, deklaruodami pajamas, savo mokesčių dalį Sienai paskyrė apie 500 žmonių. Taip surinkome apie 24 000 eurų. Per tą laiką 2 mūsų tyrimų personažai buvo nuteisti ir susimokėjo daugiau nei 560 000 eurų baudų, o vienas jų sėdo ir į kalėjimą. Po mūsų tyrimo mokesčių inspekcija taip pat papurtė žinomo verslininko ir politiko Valerijaus Stankevičiaus įmonės. Vien šie 2 sienos tyrimai padėjo valstybei sugrąžinti daugiau nei 650 000 eurų. Mūsų darbui skirti mokesčiai atsipirko 27 kartus. Siena tai žurnalistika, kuri keičia. Tapkite pokyčio dalimi. Deklaruodami pajamas, savo mokesčių dalį skirkite mūsų darbams. Jums tai nieko nekainuos, o valstybė atsipirks su kaupu.